Varžybos truputėlį prasidėjo ne taip sklandžiai, kaip norėjom. Gal nebuvo mums ši komanda paranki dėl to, kad jie neturi tokių išreikštų centrų ir aukštaūgių, kurie daug centruoja ir komanda bendrai nežaidžia per vidurį. Iš baudos aikštelės jie stengiasi daugiau žaisti žaidimą ir atakuoti iš toli arba prasiveržimais, priversdami išsikeitimus mūsų mažiukų su dideliais, kad dideli liktų viršuje. Po to, po ilgosios pertraukos truputėlį padarėm tokių pakeitimų ir pradėjom žaisti mažesnių penketų ir keistis daugumą užtvarų nuo kamulio ir ant kamulio ir paprasčiausiai įsisprendė mūsų tos problemos gynyboje ir ir persvara atėjo į mūsų rankas ir laimėjom varžybas. Palauk, negirdžiu biškį, kai? Keletą rungtynių pradėjo smūti, tai galėjo atgaunant persvarą, kokios priežastys? Ką tik pasakiau, kokios tos priežastys buvo. Reikia klausyti. Šiaip. Dar klausimų? Turėjote ūgio persvarą prieš Zelandus, bet Zelandai po krepšių ypatingai puolime labai daug kamuolių nusiėmė. Kuo tai susiję? Gal truputėlį tas yra susiję daugiau, kad jie atakavo daugiau iš toli ir buvo, kaip pasakyti, ilgi, kaip angliškai ilgi atšokę kamuoliai, todėl mes, kadangi spaudėmės daugiau po krepšiu, kad uždaryti jų tos prasiveržimus, o jie tikrai nemažai tų tritaškių metė, kiek, jeigu čia nepaslaptis, beveik lygiai. Tai kaip ir dvitaškių, tai vis tiek, ne visą laiką sutiksi komandą, kuri meta 30 tritaškių, ar kiek, ne? 30 tritaškių per varžybas. Tai tas ir lėmė, kad ilgi atšokę kamuoliai, tas ir lėmė daugiausiai jų tos pasiėmimus. Aišku, truputėlį buvo gal koncentracijos toka iš pradžių irgi, kuri nesusikaupimas varžybom, neįvertinimas tų varžovų, gal toks buvo daugiau. Kaip manote, pasaulio čempionate grupės varžybose su tokiu komandu? Manau, kad tikrai atvažiuos komandos žaisti ir su dideliais ego, su noru įrodyti, tai tikrai manau, kad bus ir grupėje, ir ne tik mūsų grupėje bus tokių komandų, kurios norės įkasti, kaip čia pasakyti, ar favoritam, ar stipresniem komandom, kurios būtų tų varžybų favoritėm. Tikrai čia jau pasaulio čempionate silpnų nelabai yra. Jonai, pačiam teko su kiekvienu žaisti mano komandoje, 7 metai atgal, ar teko pabendrauti kažkas su juo prieš rungtynes, galbūt prisimint kažką? Prieš varžybas taip mes pasisveikinom, pakalbėjom, kaip sekasi, bet taip, vis tiek 7 metai atgal jau bendrų labai jau reikalų neturim. Tai šiaip, aišku, pasikalbė, kaip sekasi, kaip ar viskas gerai ir tuom ir baigėsi tas bendravimas.